Aš Marija. Mokytoja dirbu daugiau nei 30 metų. Kai pradėjau dirbti mokykloje, buvau pilna idėjų, energijos ir pasiryžimo. Mokykla man buvo lyg antri namai, o vaikai tarsi mano šeima. Kasdien juos mokiau ne tik dalykų, bet ir gyvenimo. Pagarbos, užuojautos, drąsos. Maniau, kad tai bus visada. Tačiau laikui bėgant pajutau, kad kažkas keičiasi. Prieš keliarius metus mano klasė pasidarė kitokia. Kiekvieną dieną mačiau, kaip mokiniai kovoja su savo sunkumais. Lukas jautėsi užspaustas triukšmo, kuris kitiems vaikams atrodė normalus. Liudmila, mergaitė iš Ukrainos, stengiasi prisitaikyti prie naujos aplinkos, bet vis tiek dažnai likdavo viena. Ieva, kuri negirdėjo be savo aparatų, neretai jautėsi lyg nematoma. O Matas ir Tomas, turėdami daug energijos ir išradingumo, nuolat ieškojo būdų, kaip save išreikšti, deja, dažniausiai trukdydami kitiems. Aš jaučiau, kad mano metodai nebeveikia. Stovėjau klasės priekyje ir negalėjau nuraminti nei jų, nei savęs. Konfliktai tarp vaikų didėjo, pamokos tapo chaotiškos, o tėvai pradėjo skųstis. Vieną vakarą po ypatingai sunkaus darbo grįžusi namo pravirkau. Aš pagalvojau, kad gal aš nebetinkama šiam darbui. Bet tada įvyko pokytis. Vieną rytą susikaupiau ir kreipiausi į specialiąją pedagogę Dovilę. Ji priėmė mane su šiluma ir supratimu. Išgirdusi mano išgyvenimus, ji pasakė: Marija, tai nėra tavo kaltė, bet tu gali pakeisti šią situaciją. Mes kartu pradėjome kurti pritaikytus ugdymo planus, analizavome kiekvieno vaiko poreikius, ji mokė mane strategijų, socialinio emocinio ugdymo metodų, o svarbiausia, kaip kurti įtraukią aplinką, kur kiekvienas vaikas jaučiasi svarbus. Neslėpsiu, pirmieji mėnesiai buvo sunkus. Pripažinti, kad mano ilgametė patirtis nėra pakankama, buvo skaudu. Pradėjau kitaip bendrauti su vaikais, klausytis jų poreikių, pastebėti, kas juos ramina, o kas trikdo. Supratau, kad Liudmilai reikėjo daugiau padrąsinimų, Lukui ramios vietos, kuris galėtų susikaupti, o Matui ir Tomui užduočių, kurios atitiktų jų gebėjimus. Mačiau, kaip mažais žingsneliais keitėsi atmosfera klasėje. Lukas pradėjo piešti ir pasakojo apie savo pomėgius. Liudmila pradėjo šypsotis ir prisijungė prie klasės diskusijų. Ieva vis dažniau drąsiai klausdavo, kai kažko nesuprasdavo. Net Matas su Tomu, anksčiau trukdę pamokoms, tapo mano pagalbininkais. Jie padėdavo kitiems vaikams, kai tik juos sudomindavo tinkama veikla. Pamenu į vieną ypatingą dieną. Mokiniams daviau užduotį sukurti šeimos medį ir pasidalyti savo istorijomis. Pamačiau, kaip Liudmila anksčiau nedrįsusi net pakelti akių, su didžiuliu susikaupimu rašė vardus ir piešė šakas. Pamokos pabaigoje ji pasidalino savo šeimos istoriją, jautriai papasakojo apie namus, kuriuos paliko. Visa klasė tylėjo. Matas, kuris anksčiau buvo linkęs pašiepti kitus, tyliai pasakė: Aš nežinojau, kad tau taip sunku. Tai buvo akimirka, kai supratau, mes kūrėme ne tik pamokas, bet ir ryšius. Šiandien, stovėdama klasėje, jaučiuosi ne tik mokytoja, bet ir mokinė. Vaikai išmokė mane jautrumo, lankstumo ir tikėjimo pokyčiais. Jie parodė, kad net ir sunkiausiose situacijose galime rasti šviesos. Dabar žinau, kad įtraukumas nėra tik metodai ar programos. Tai požiūris, gebėjimas priimti kitokius ir kurti erdvę, kurioje kiekvienas jaučiasi matomas. Šis kelias nebuvo lengvas, bet jis mane pakeitė ir už tai esu dėkinga.